Mano mama buvo, ne, sakykime, ne dabar, buvo labai gera, labai draugiška, labai suprantanti. Man buvo draugė. Visą gyvenimą jin dirbo siuvėja. O susirgo, aš manau, jeigu taip atgal žiūrint, dar seniau negu mes visi supratom. Aš kažkaip galvoju, nes, kai suki atgal, sakykime, ne, jau pradedi galvoti. Kada, kaip čia dabar atsirado viskas, kodėl? Kodėl niekas nematėm? Nesupratom galiausiai. Tai, ką žinau, kokie 25 metai atgal. Nes dar dukra nebuvo gimus, o jai jau 24 metai. Nes atsirado tokių pasakymų, nevykusių, kažkokių piktų, kažkokių negerų, kad tu, vienu žodžiu, nemoku net pasakyti. O aš pati pastebėjau, kai tėvelis mirė. Kai tėvelis, mes visada kartu gyvenom. Atrodo, šalia, sigė, ne, kiekvieną dieną matai. Kai tėvelis mirė, tai atsirado pykčio priepuoliai, puolimas ant visų, kas tik tai, kur, ir dar visą laiką šypsojau, sakau, kokią laimę, kad pasirinko mane, auka. Sakykime, ant manęs pulti, mane kaltinti, ne mano vyrą, ne mano vaikus, sakykime, nes, tikrai buvo labai. Kol galiausiai vieną dieną eidavo į savaitę po kelis kartus pas gydytoją. Ką gydytojas man pasakė? Kas yra? Ką jie nieko nemoka, jie nieko nesupranta, jie išvis žmonės nežiūri, sakau, kas tau blogai yra. Va, tu irgi klausinėjai kažkokių keistų dalykų, tai jeigu einu pas gydytoją, tai taip aišku, kad blogai. Pasiėmiau, sakau, žinai, sakau, man taip keista. Tu nepasakoji, o aš nesuprantu, net, ko tau reikia galiausiai. Sakau, kartu pas gydytoją, jeigu tu nieko prieš. Pas gydytoją, aišku, gydytojas prirašė mums ten siuntimų, pagal viską išsirinkau, pirmomo eilė užregistruoti. Nervų ir psichiatrą. Kai nuėjau pas psichiatrą, turbūt man pačiai akis atsivėrė. Iškart pasikeitė, viską supratau, ką nereikia. Kai nuėjom pas psichiatrą, kai atsakinėjai klausimus, tikrai nesugalvočiau, aišku, aš pati, jei tų užduoti klausimų, visada klausi ten, kaip jauties, kaip ką, žinai. O ten, kelintam aukštėsi, laikrodį nupiešė, bet irgi labai, kaip pasakius, išsisukinėdama su 8 valandom. Sako, tai kodėl tu 8 valandas? Sako, tiek darbo dieną užtrunka. Vienu žodžiu, bet man tada jau iš karto atsistojo vietas, net kai ant mane šaukdavo, jau piktis nebėjame. Dar mano mama truputį blogai girdi. Kaip ir visiems, sakykime, ir siuvėja daug darbo su akim, smulkus darbas, akinių reikėjo. Tai dabar nenešioju akinių, aš manau, kad tikrai ryškiai silpniau mato, nes nebeuždėsi. Buvau nupirkus klausos aparatus, kad girdėti, eitų susikalbėti. Geriau pagyvenom kokius metus. Paskui pasakė, kai ne robotas ir čia nevaikščia su kažkokiais aparatais. Tai tokia mūsų patirtis, o dabar tiesiog visi kartu gyvenam, derinamės. Viską taip kaip supratau, kad mama sprendimų priiminėti nebegali. Iš pradžių dar galėdavo su ją susitarti, sakykime, čia tą padaryk. Mama, gal tu, sakykime, perleisk jau man vaistus dalinti, jau tu pati nežinai, geriai, negeriai. Tai va, po truputį, ko jinai nebegali padaryti, praktiškai darau aš. Šiai dienai jinai, praktiškai nieko nebegali. Nei atsikelti, nei apsirengti, nei pavalgyti dar, ir visą laiką juokaujam, nei labai skaniai, taip pat suvalgo, jei nelabai skaniai, tai reikia pamaitinti. O taip reikia žiūrėti
kad inko neįkištų, kad kur nenukristų, kad neįlystų ir vis jokios, sakau, pas mus vis naujesnė įdomybė atsiranda. Tai durys rakinamos visos, tai, sakykime, rankenos nuimtos arba su spynelėm jau visos. Tai visokių užuolaidėlių, kad kur nors neįeistų, kad laiptais nenukristų, nu jau kaip pas mažų vaikų darosi. Nu, o ką? O fiziškai jinai yra labai sveika. Būdavo pareini namo iš darbo. Šaukia, kad tu vaikščiai, tu linksminis, aš čia vieną namie sėdžiu. Nu, tiesiog būdavo, nemalonu namo grįžti. Pykčio būdavo pilna. Per duris išėjai skambutis. Grįžk, man blogai, man greitos reikia. Parvažiuoji, nieks nepasikeitęs. Dar buvo toks, sakykime, iki kiek, nieko nemačiau, iš ligoninės einam, 2 savaitės išgulėjai. Ir man sako, a tai ką mes čia buvom atėję aplankyti? Va viešpatė galvoju, bet įsivaizduojat, iki kiek aš nieko nemačiau. Nes būdavo tie tarpeliai, sakykime, tokie, kad dingsta atmintis, čia tokia visa pikta, nelaiminga. Ir būdavo dažnai ilgi tokie tarpai, kai viskas normalu. Paskui jau pradėjo trumpėti tarpeliai, o dabar turbūt labai retai, kad yra normalu ir galbūt jau net nepastebiu. Štai va, man diagnozė buvo tiesiog išsivadavimas nuo to viso košmaro. Paskui, kai diagnozė namuose vieną būti nebenori, nebegali, čia to tėvelio mirtis viską užaštrino, tai galiausiai įsigijom šunį, kai jai nereiktų vienai būti, jokiau šuo atidirbo 100%, nes jinai būdavo užsijėmus, kai mūsų nėra, išveda, kiemas pas mus aptvertas, išeiti, kaip ir gali, bet neidavo, bijodavo paklysti, nes ir kiemą paklysdavo, šuo ją namo parvesdavo, vienu žodžiu, buvo labai gerai. O dabar šuo tebėra, mama tebėra, bet jie nebebendrauja, matyt, jaučia ir gyvūnas, kad jau viskas. Kai mamai patvirtino diagnozę, aš visą laiką sakau, dauguma žmonių sako, tas senas suvaikėjo, su jo kalbėti neina. Ir ne vienas nepagalvoja, kai jis nesuvaikėja. Jis tiesiog serga. Ir galiausiai, juk suvaikėjęs, pasidaro piktas, priekabus, nelaimingas, visiems skundžiasi, išnyksta tie draugai. Dar būna, sakykime, artimų ir gyvinių požiūris, kad tu skriaudi mamą, nes jin skambina ir sako, kad tu, negera, sakykime taip, ne? Tai ir ta diagnozė tiesiog, padėjo ir visiems kitiems paaiškinti, kad, mamos yra dabar tokia padėtis, kai tiesiog kurį laiką skūsis. Niekas pas mus namie nepasikeitė, bet o skundų tai buvo jai. Ir skriaudžia, nemyli, valgyti neduoda, į vieną užrakina. Tiesiog nemoku pasakyti, ta paletė tokia didelė, kad jau baisu. O taip sakau, sužinojus, aš manau, kad serga, nereikia bijoti, nieko keisti. Nors pradžioje pasakyčiau kitaip, nereikia nieko keisti namuose. Nieko, jokių daiktų judinti, nieko išmesti, nieko nepadėti. Iš vis nieko keisti, biškį mažiau streso, nes jei tam pačiam kambarį, sakykime, perneši vieną daiktą į kitą vietą, tai jau prasidės, kad tu kišiesi mano gyvenimą, tu čia man neleidi gyventi, dar ką nors. Nieko nejudinti, pasidėjai ant žemės, tegu būna ant žemės, juk netrukdo. Paskui, taip kaip aš sakau, po truputį nešti viską lauk iš kambario, kas trukdo. Nes pas mano mama dabar kambarį yra spinta, be lentynų ir be pakabų, nes viskas yra išmesta jos pačios. Ir lova. Jokių kitų baldų, veidrodžiai trukdo, ir mato veidrodį savęs nepažįsta. Pradeda lakstyti, sakykime, pykti, šaukti ant visų, ką vagiai susirinko. Tiesiog nebijot keisti. Vėliau. Keist po truputį pamatai, kad tas trukdo daiktas išneši lauk.
Ir kiekvieną kartą, sakykime, matai, kai jau artėja kažkoks tai periodas, pablogėjimo, nes tas pablogėjimas būna, labai toks keistas. Gerai, vukt nuo kažkokio tai momento ir pablogėja. Pablogėja ir nebeatsistato. Sakykime, pasidarė blogim. Ir tiesiog iškart matai, kad jau nebegali jinai būti viena namie, sakykime. Viskas. Tai kas lieka? Atsisakyti iš darbo, samdyti arba ieškoti. Tai visą laiką man užtekdavo laiko susitvarkyti taip, kad galėčiau toliau dirbti, išeiti, ar tai izoliuoti, sakykime, kokias dujas, kad sutvarkyti taip, kad net sukant niekas neįsijungtų. Tiesiog užteko man viskam laiko, užteko, ką žinau, visko. Ir su medikais tikrai mano keliai pasitaikė labai supratingi, labai draugiški, labai geri. Negaliu nieko sakyti, sakau, tik galva tos informacijos pačios tai trūko. Galbūt, sakykime, kai žmogus žino, jis nežino, kad kiti nežino, gal ir ta situacija yra ir tiesiog nepagalvoja, kad tau reikia pasakyti kažką. Aš manyčiau, kad medikai galbūt turėtų jau iškart pasakyti, arba būtų kažkoks, ką žinau, lankstinukas, kur gali kreiptis, kas tau priklauso, ar priklauso kokia, sakykime, parama, nuolaidos, ar pašalpa mamai kokia priklauso. Nes visų šitų plonybių tikrai nežinai, sužinai per laiką. Kada tau kur kreiptis, ar tu, tiesiog tikrai. O pas mus viskas linko labai, kai jums dar nepriklauso, jums gal dar nereikia. Ir ta, sakykime, pašalpa, ta pirmoji, dabar sužinau, kad visi diagnozę nustačius, sakykime, iškart ją gauna beveik toj pat. O mes ėjom, kai jau neduoti ko nors nebegalėjo, nes tai tiesiog matėsi labai ryškiai, kad tikrai yra, be pakitimų. Tai visą šitą ir, sakykime, kad priklauso kažkokia tai, kaip ir lova, jeigu jau blogai yra, ar kitokios priemonės, kurias, tikrai pirkti būtų gana brangu. Arba tiesiog dauguma net savo leisto negali. Tai būtų gerai, kad būtų kažkoks toks, viskas vienoje vietoje. Kad surašyta, kas sergant tokią ligą, ten kreipiesi, nusistatai tokius dalykus ir kažką, kas priklauso, tiesiog gauni, nes tikrai, daug ko reikia, ko anksčiau nereikėjo. Daug ko. Arba, ką žinau, aprašas koks, kaip tu turėtum gal elgtis. Man tai to pakako, aš tai puikiai žinau, bet dabar susiduriu su daug žmonių, tai tokie kaip tokioj visiškai nežinioj, visiškai pasimetę, visiškai nežino, ką daryti. Svarbu turbūt vis dėlto pačiam suprasti, kad tai yra liga ir tai yra psichinė liga, kuri neina suprasti, kalbant su to žmogum, kai jis serga. Dar labai ilgai neina suprasti, nes būna tik tai priepuoliai. Nes pradeda jis vaikščioti, sakykime, pas mūsų šeimos gydytoją. Išėjai į darbą, juk jin buvo iš pradžių, kaip ir protinga, ir vaikščioti galėjo, tik laikas nuo laiko užeidavo kažkas. Jin tiesiog pati galėdavo kažkur išeiti iki tam tikros ribos, aišku, sudedi visus užrašiukus, kur gyvena, kur skambinti, į rankinę, sudedi po kelias, kad neišmestų. Teko jai pasinaudoti vieną kartą tiesiog skambučio, kai esu mieste ir nežinau, kur pareiti, skambino čia žmonės, tai privažiuoja pasiėmė, paskui pati išsigando, nebevaikščiojo po miestą vieną. O taip išeidavo pas gydytoją, su diagnoz, su nusiskundimais, atėjau ir tiek, prašom į mane žiūrėti. Tai būdavo gydytojas paskambino, atvažiuoja pasiimti. Jis tiesiog informuoja, kokia čia situacija. Tiesiog turėjom be proto gerus gydytojus savo kelyje. Specialistai, aišku, tai nueini pas jų, kreipiesi pagal siuntimą, bet šeimos gydytojas, nemoku pasakyti, tikrai labai geras. Ir dabar jau buvęs gydytojas išėjo ir dabar yra tikrai
tos priežiūros mums ten ypatingos nereikia, bet visą laiką pasiūlo. Pas mus yra paslauga, ten galima ateiti namus, padėti jums vaistus suleisti, jeigu reikia dar ką nors padaryti. Bet sirgom mes čia visi trys, aš, mama ir vyras korona, tą vadinamą korona 19. Mama turbūt sirgo lengviausiai. Bet gydytojų dėmesys, tai ir deguonies tą matuoklį paskolino, kad galėtų pasimatuoti. Taip kaip aš sakau, pasimatuoja ir man ramiau, ir kitiem ramiau, supranti, nes ta liga tokia keista, josgi nepaklausia, tau blogai, tau skauda. Nieko, kaip mažas vaikas iki metukų. Ir sakykime, gal aš mamos nepastebėjau, kodėl tai blogai, nes mano tėvelis kraujo vėžiu sirgo kokią 1,5 metų iki to ir galbūt buvo daugiau dėmesio jam, sakykime. Nes jam tikrai fiziniai tie visokie buvo negalavimai, ir daugiau dėmesio, ir pas gydytojus nuvežti, dializę darydavo 3 kartus savaitėj, reikdavo vežioti jį. Ir gal aš tos mamos, sakykime, nemačiau. Taip, jin buvo pikta, buvo nelaiminga, bet gal dėl to, kad tėvelis serga, gal dėl to, kad tiesiog jis piktesnis, apie jį čia visi reikalai sukasi. Ir pamačiau, sakykime, turbūt 2 savaitės po laidotuvių, su mama negerai. Tai noriu pasakyti, ir man kažkaip, net nebuvo tokių minčių, kad čia kažkas tai ne taip. Nežinau, man nereikėjo nei pagalbos, nei kažką tai tokio ieškoti, aš tiesiog, ko nežinojau, pasiieškojau internetu, sakau, susiradau, kad gyvūnai labai padeda, kad galiausiai reikia šunę įsigyti, kad tas šunė turi būti mažas po kojom, nes jisai nesaugotas mažas, tai pasirinkom didelį, kuris neloja, kuris geras, kuris vaikus myli, sakykime, kad jis galėtų jį ir pastumti, kad jis tiesiog ant jos nepyktų. Tai noriu pasakyti, tikrai skaičiau tada daug. Skaičiau ir visą laiką juokavau. Mamai nebepakenčiu, bet gal tai mums padės. Sakykime. Ir tiesiog, sakau, kaip jokios gydytojas patį pirmą kartą sako, dabar, kadangi jau tokia situacija, tai visas jūsų bendravimas turi būti sutikti su viskuom, ką mama sako. Nes sakiau, neišeina, nes pas ją vienas toks klausimas yra, tu manęs nemyli, negi sakysi taip. Jeigu sakai, ką myliu, mamytė, čia viskas yra gerai, jin vis tiek pyksta, nes tu su ją nesutinki. Vienu žodžiu, yra tų situacijų, jau taip kaip kažkada atėjau į Alzheimerio klubą, susiradau irgi, aš turbūt nuo pat pradžių susiradau, kaip tik tai reikėjo man, kad yra toks klubas, bet aš tiesiog galbūt neturėjau laiko įeiti, paskui galiausiai vieną dieną nusprendžiau, kur reikia nueiti pažiūrėti, kas ten vyksta, ką ten veikia ir kuo užsiema. Tai man klausė, kodėl tu mūsų ieškojau, sakau, išsisėmiau, nebeturiu ką mamai klausimus atsakyti, nebesugalvoju atsakymų. Sakau, man viskas aišku, aš susitvarkau su visais reikalais, man viskas yra gerai, tik tai tiek, sakau, atėjau idėjų pasisemti, kaip kiti tvarkosi, ką jie sako į tokius keistus klausimus, vienu žodžiu, bet ten daugiau supratau, kad žmonėm tikrai blogai, kad jie su savim nesusitvarko. Ne to susergančiu, kai jie labiau dejuoja, ojei, kaip man blogai. Taip kaip aš sakau, kas tau blogai, tu ką, sergi? Tau ką, galva skauda? Tu galvot negali? Tai blogai tavo mamai, tavo artimajam visais sergais nesuprant, ką daro. Sakykime, o mano mamai tai dabar, kad suprastų kiti, kad tikrai jie yra blogai, ne tik dėl to, kai nesupranta. Jie nieko nepažįsta. Jie nepažįsta namų. Jie be proto nori namo, nori savo mamos, nori savo brolių, seserų, jų ir pamačius, ir sutikus, ir kaip jie ateina, vis tiek nepažįsta, nes įsivaizduoja juos mažus, gražius, gerus.
Ir va gyvena, taip kaip sako, nu ir kas, kad tu gera ponė. Gyvena su svetimais žmonėms, sakyti. Nu, jai yra tikrai baisu. Ir kartais pasižiūri į jos akis ir būna tokios klaikios. Nu, va, jai tikrai baisu. Nu, man, taigi aš suprantu, kas vyksta. Suprantu, pakol kas galiu, sakykime, dar išeiti laikas nuo laiko, ne? Tas mūsų laikas visą laiką ir kaina turi ir trumpėja. Pirmai galėjai išeiti, dabar trumpiau palikti ją vieną, sakykime, nes kambariai gali sėdėti, kaip aš jokio sakau, o ką mama veikia, kai būna kambariai? Tvarkosi, sakau, aš išspirtus nieko neišmečiau. Vis tie drabužiai, kurie buvo, jie pasidarė yra ar per dideli, ar per maži, sakykime, vis tiek jau jai pasikeitė ir figūra nebetinka, bet jie visi yra spintoj sumesti, tai juos išėmus, iš vieno kampo dėlioja, kitą užsiėmus yra kurį laiką ilgai. Ir aš nebandau jų atimti arba išmesti. Nu, čia būna tegu tvarkos. Man jie netrukdo, jie yra švarūs, tvarkingi, sutvarkyti, o kad jie ten yra surišti vieną su kitu, nu, tai gerai, užsiėmus yra. Valandą, 2, vadinasi, gali išeiti ir ramiai savo kažkur būti. O žinai gerai, kai neišeis, nes tiesiog nėra galimybės. Nu, aš manau, kad aš randu laiko savo ir galbūt tiesiog džiaugiuosi tą, ką darau. Aš galiu eiti į darbą, aš galiu, dabar yra apribuota mano laisvė, bet aš galiu per pietus nueiti su draugais kavos išgerti, pasikalbėti, sakykime. Galbūt reikia labiau planuoti tą savo laiką, negu seniau. Dabar negalėjai eidamas iš darbo, sakykime, užeiti kažkur, nes turi važiuoti mamą pasiimti. Esi suvaržytas tam laikė, o tikrai randi laiko savo. Tikrai aš turiu nuostabią šeimą, jeigu reikia, mane išleidžia. Jeigu pagalvojam, sakykime, nes tai mamai tokios, tai nėra gulinti, vaikščianti yra. Neturi kažkokių pragulų, dar ko nors, biški proto trūksta. Bet tai gali užvažiuoti sūnaus, ten žvilgti ar pamaitinti, pažiūrėti, ar viskas tvarkoja. Tai aš dar galiu išeiti ir kurį laiką. Tiesiog, ką žinau, veikti. Aš negaliu išvažiuoti, sakykime. Ir tai, jeigu labai norėčiau, ko gero išvažiuočiau, susiorganizuočiau, kas čia pažiūrės viską. Į kokią, sakykime, savaitę kokią. Galbūt negaliu išvažiuoti, nes man gal ir namai rūpėtų, bet, gal blogai. Bet tos veiklos yra kokios norim, ko aš negaliu savo leisti knygą paskaityti, galiu leisti, juk yra vakarai, ne? Aš visą laiką jokios, kaip čia pasakius, nes mama eina, nusprendžiau, kad mamai turi būti režimas, man jo nėra, o mamai turi būti serga, tai vadinasi laiko gulti, laiko kelti, visų pirma režimas prasideda, ne? Tai eina iki 10, eina miegoti. Iki 10, nuo 9 tam atsipraust, susitvarkyti, jei reikia dar kažką padaryti, bet vienu žodžiu, nuo 9 iki 10, pirmą tarpą, turi nueiti miegoti. Ir po 9, po 10, tas laikas jau absoliučiai mano. Absoliučiai, visas vakaras mano. Galiu, ką aš žinau, viską galiu. Man nėra to, kad aš negaliu kažko savo leisti ar skirti. Tikrai aš galiu mamą pasiėmus už parankės nueiti ten, kur man reikia. Ir jeigu kažkam trukdo, tai galbūt tegu apsiprantas. Nežinau. Norėčiau pasakyti, kad jeigu tau yra blogai, jeigu tu kažko nežinai, tu tiesiog ieško pagalbos. Prašyk, kad su tavim pakalbėtų. Aš, pavyzdžiui, nieko prieš neturiu ir prieš psichologus, nors manau, kad man to nereikia. Aš tik manau, bet kad kiti mano, kad reikia, negali žinoti. Bet kreipkis tiesiog, ieškok būdų, jeigu tau blogai, kad tau padėtų. Bent pačioj pradžioj, kol tu susiorientuosi, kaip tu toliau gyvensi. Nes tai gyvenimas gali užtrukti toks. O pas mums jau užtrukti 14 metų, sakykime, ne? Tai jis gali užtrukti ir su tuo reikia kažkaip susigyventi, galbūt pirmą pačią. Jau tas žmogus
liga nepagydoma, priežiūra prižiūri, bet tiesiog susigyventi ir pabandyti, suprasti save, ką aš žinau, skirti laiko meditacijai. Aš netikiu, kad būna taip, kad visiškai negali laiko skirti savo. Galiausiai dar iš vaikystės būdavo, kad eini miegoti, kada gali, kelies, kada reikia. Tai skirk dalį 15 minučių, ką aš žinau, įsileis purpulų į vodą, pagulėk ramiai. Tikrai gali leisti savo kažką tai tokio, nuo ko tu nusiramini. Ir tai būna, sakykime, mažučiai laiko tarpai. Ir mangi buvo visko, ir aš galbūt verkiau. Dabar atsiminus kartais, žinot, nelabai gera. Bet tai, nori verkti, verk. Tikrai nereikia, kad ten, aš neverksiu, aš čia būsiu labai stipri. Nereikia, jeigu tau gerai verkti, verk. Kaip toj pasakoj, žiauriai padeda rėkti garsiai, nuėjus prie kokios jūros ar ežero. Tiesiog atrodo, kad visos jėgos atsipalaiduoja. Susigalvoji tokių trumpalaikių meditacijų, kurios tau padeda. Ir kiekvienam žmogui tai yra kitokia. Bet tu turi pats neverkti visiems ir sakyti, kaip blogai man, koks aš nelaimingas, aš čia nesugebu, aš čia to nemoku, man labai reikia, čia manęs niekas nesupranta. Ko tu labiau verki, tuo labiau atstumi visus. Ką aš žinau, gal atsisės geriau ant lapo surašyk viską. Suglamžyk ir išmes. Nepadėjo kartą, padaryk 2 kartus. O žmonių prašyk pagalbos. Sakyk, man šiandien sunku, gal tu gali man padėti, pabūk su manim, išgerk kavos. Tikrai padės. Arba tikrai atsiras galiausiai tokių, kurie pasakys, ką tau daryti. Eik, ieškok pagalbos, paskaityk, tikrai visi jau esam daug maž raštingi. Ieškok internete, kas arčiau tavo namų. Tikrai surasi, kas tau gali padėti. Tikrai yra, dabar galiausiai daugumą sutinki, tai aš pinigų neturiu, ne? Ne viskam reikia pinigų. Yra dabar netgi psichologinė pagalba yra veltui. Gali susirasti, tai ieškok. Negali susirask žmonių su ta pačia patirtim, patars. Bet jeigu užsidarysi vienas ir visą laiką virsi tam katile, nežinau, nieko gero nebus. Nei pats pajusi, kad gyveni, nei tu galiausiai tam žmogui bepadėti. Tiesiog pats pasidarai neruzlai, kas su neruzla daro, su visi nušisuka. Pasistengti, kaip aš sakau, kiekvienoj padėti matyti kažką gero ir gražaus. Jeigu jau nieko nėra, tai galvo, kad tai pamoka. Aš sakau, kai patekau į Alzheimerio klubą ir pamačiau, kokie ten kartais ateina žmonės, su kokiom, kad jie iš vis atrodo, kad jos staiga iš kažkur paėmė ir įmetė į tą aplinką, kurioje jie visiškai nesupranta, ką daryti. Ką dabar daryti, kaip gyventi, kaip čia viskas susidėlioti. Ir jiem tikrai reikia ir psichologinės, skaitau, pagalbos ir sakykime, paaiškinti, kad tu gali kažkur tai kreiptis, kad jeigu tau ten reikia gulinti, slaugyti, kad tu gali gauti kažkokių tai priemonių, kad galiausiai kažką padarius tau priklauso tokie dalykai kaip sauskelnės, kai kurie nežino ir galvoja, kad tai brangu ir kad tikrai sužlugdys visą gyvenimą, jeigu mažos pajamos, vien tos sauskelnės, kiek jos kainuoja, bet kad tu gali jas gauti. Ir tiesiog jie yra pasimetę, viskas užgriūna, ta psichologija, turbūt visa ta buitis. Ir jiem tikrai reikia patiems pagalbos, o ne tam sergančiam, nes tas sergantis tiesiog puola. Ir kitaip nepasakysim. Jis tiesiog, nesuprasdamas, ištisai puola, nežinau. Ir tikrai, man sakau, aš į klubą atėjau dėl to, kad man nebeužteko fantazijos su mama kalbėti. Man tiesiog buvo, kaip kiti kažkai.
Bet, to neradau, bet tai ką, išsisukam savo mintim. Bet taip žmonėm reikia kalbėti. Jie turi žinoti, sakykime, bet vien nuo žinojimo jau yra gera, kad jeigu tau kažkas blogai, tu gali kažkam paskambinti ir tau, tiesiog, taip kaip aš sakau, tuo momentu nuima stresą, nes tu gerai žinai, kad tu paskambinsi ir tau ką nors gerą pasakys. Ir jūs sakote, eiti į dienos centrą, tai kokie ten pinigai kainuoja. Ne kokie ten tie pinigai kainuoja, kažkoks tai procentas nuo mamos pinigų, ne ten, sakykime, pajamų. Bet jeigu tu taip galvoji, tai ar tau nekainuoja, tau valgyti virt nereikia. Tu tik išleidi vis tiek tuos pinigus, tik kitaip. O čia tau atsiranda kažkokia galimybė. Ir nereiktų galvoti, kad viską už tave padarys. Niekada niekas visko už tave nepadarys. Turėsi mažiau pinigų, versisi mažiau. Turėsi daugiau, su daugiau. O centras, nežinau, tiesiog laiku nukrito Dievo dovana iš dangaus, kitaip nepasakysi, nes mes jau lankom 5 metus, o aš jau buvau turbūt metai prieš atidarant centrą, jau parašius prašymą, kad ją priimtų į tą centrą. Tai mes dar visus metus laukiam, kad atsidarytų, nes jau buvo tokia situacija, ką darom? Ką darom? Ar samdom, ar ieškom, ar čia aš darbo atsisakau, ar čia pusę etato pereinu. Ką darom? Nes jeigu darbo atsisakai, jau kažkaip ir tų pajamų sumažėja ir, nežinau, ir galimybės gal kitokios atsiranda. Ir atsidarė centras, tai mes nuo pirmos dienos jį ir einam. O centre atvažiuoja prie namų autobusas, pasiėmė, išsiveža iš Patryto. Ilgai derinom, kad laikas atitiktų, nes aš ir darbe pasikeičiau darbo laiką, dirbdavau nuo 7, dabar nuo pusę 8, ko mama galėtų išvežti, ne? Sakykime, palydėti, nes mano mama nuo pat pirmos dienos jau per duris iki autobuso nenuėjo. Tai jau skaitykim, negali jos vienos, sakykim, taip kaip kiti, kad pats atsikelia, pats pavalgo, apsirengia, išeina į autobusiuką ir nuvažiuoja. Mano mama jau taip nebebuvo, jau reikėjo visada palydėti ir jie, pavyzdžiui, galėtų ir parvežti vakare, bet aš nespėjau grįžti iki 4 namo, tai aš pati užvažiuoju pasiimti grįžtant. Tai noriu pasakyti, jos irgi negali atvežti autobusiukų, paleisti, kad ir duris atidaros ir jin pareitų namo. Neišeina, turi ją iš rankų į rankas pasiimti, atiduoti. Tai centrą ją pasiima, nusiveža, ten būna pusryčiai, būna pietus, turi jie medikam, turi, kurie užsiema įvairiom veiklom, menininkų turi, kunigai ateina, paskaitas veda, kalba su jais, psichologai ateina. Namie tikrai to viso net neturi. Net, ką žinau, kartais net nesugalvosi, kad gali dar tokį dalyką kažką padaryti. Yra priežiūra, perrengia, nuprausia, jeigu reikia, yra poreikis, sakykime. Didžiulis kiemas mūsų centre yra, jie vaikšto po lauką takeliais, dar nuotrauką kažkur turiu su kova, mama, sako, kavalėris susirado, su vyriškiu kažkokio po parankė, tais takeliais vaikšto, nes galimybės jiems, sakykime, ten ir paklyst nėra. Organizuoja jie ten ir ekskursijas, nors, pavyzdžiui, nebežinau, ar čia kitiem taip, o mano mamai klausimas, nes jai iškart baisu, bet vis tiek organizuoja ekskursijas, visokias pamokėlės, švenčia gimtadienius, sakykime, atsiunčia įrašus, kad kartais ir mama dar pasako kažkokį tokį ten sveikinu, dar ką nors. Ne? Nemoku pasakyti, ir jie yra, visi tokio pat lygio žmonės. Tokio pat. Jie gali susirasti draugų, jie gali pasiguosti, jie bus suprasti. O taip kaip, žinot, artimam, ten dukrai, sūnui, savo mamą, viskas labai asocijuojasi su tuo pykčiu, kad ant tavęs čia neteisingai šaukia, sakykime, labai daug asocijuojasi.
Ir kartais būna, tikrai, tiesiog nusisukai nuo jį ir nekalbi. O jai nuo to nėra gerai. O ten visą dieną yra užsiėmus ir bendrauja. Tai aš, tokį kaip pasakius, aišku, aš nemanau, kad negalima pasijuokti iš to, kas yra juokinga, galima, nes aš noriu pasakyti, mama nusilaužė ranką. Tai pasirodo, nieko tokio, ne? Sulaužė ranką, sudėjo gipsą ir čia kaip ir nėra jokių problemų, sudės, viskas gerai. Bet jūs neįsivaizduojat, kokiu greičiu nusiima tą gipsą. Taip, kaip sakiau, kokie 6 metrai iki jos dabėgti, ten spėjo viską nuvinioti. Tai vienu žodžiu, kokiu būdu reikėjo prižiūrėti, tiek man, tiek centre labai padėjo, kad tiesiog už ranką pasiėmus suvedžioju. Tai skaitykit, mėnesį laiko aš galėjau ramiai eiti darbą ir žinoti, kai tikrai rasiu aš ją su to pačiu gipsu, kokiu atvedžiau, visų pirma. O kas liečia dėl draugų, sakykime, jų ten požiūris yra keistas, tų, sakykime, mūsų išskirtinių žmonių. Nuėmė gipsą pas gydytoją, nuėjo ir aš ją tiesiai, kad žinau, atgal į centrą, išvažiavau į darbą ir man pasakoja, sako, jūs žinot, sėdi su draugė kieme ir sako, tu įsivaizduoji, nuvažiavom, norėjo ranką nupjauti, nedaviau, tai tik odą nulupo. Sakykime, ir tenai jo, žinai, pritarimas iškart, ar jie iš manęs gautų tokį pritarimą? Tikrai ne, sakyčiau, mamyt, kokią odą čia tau gipsą nuėmė. O ten jo, apžiūrimu jo, bet gerai atrodo, visi galvytėm linksi. Jin gauna pritarimą, jin gauna krūvą teigiamų emocijų tam centre. Tikrai ne visada, galiausiai, ne vienas nesugalvosiu net atsakymų tokių. Aišku, jie ten ir pasibara galbūt tarp savęs, nes jis ir panašus, bet ir pasidžiaugia. Ir tiesiog tikrai, rami galva, beprotiškai priežiūra. Tikrai nemoku pasakyti, esu dėkinga, kad toks centras Klaipėdoje atsirado. Tada pradėjom lankyti, buvo 7 žmonės. Niekas neėjo, nes ten baisu, ten neprižiūrės, ten skriaus, vajai ir ant manęs visi puolė, ką galvoji, dabar mama į svetimas rankas. Tai sakau, jeigu pamatysiu, kad tikrai labai blogai, taip kaip jau jūs čia kalbat, tai visada gali pasiimti ir galvoti kažką kitą. Bet centras tai yra, ką aš žinau, daugiau tokių. Klaipėdoje buvo centras, nes aš jau ir anksčiau ieškojau, kaip galėtų, kad nereiktų man per pietus parpulti namo, padaryti valgyti, pažiūrėti, ar viskas tvarkoja, pamaitinti ir vėl įsibėgėjus atgal į darbą, nes beveik metus praktiškai taip ir gyvenam. Grįžti per pietus, čia viską padarai, darbė, jeigu yra klausimai, jau į laikrodį žiūri, nes tau namo reikia, namuose laikrodį žiūri, nes tau į darbą reikia. Vienu žodžiu. Ir buvo centras, taip pat yra dienos centras žmonėm su negalia, bet ne su protu, su fizinė negalia. Po tokių centrų yra. O su tokia protinė negalia, tiesiog trūksta žmonių. Tų žmonių daugėja. Ir pas mus gal požiūris yra negeras, jei turi protinę negalią, tai tu kaip ir esi labai tai visuomenė reikalingas, sakykime. Nes, ką su durniu čia veiksi, pagalbėja. Tai va, dienos centras yra, nežinau, visi, kas nežino, yra fantastika. Jeigu įmanoma jį lankyti, reiktų lankyti. Ir fantastika yra ne tik tau, bet ir tau žmogui. Bet yra dar vienas toks niuansas. Tas žmogus labai priešinasi. Bet mano mama, tai ką aš žinau, 5 metus lankom, kokius 2 metus kiekvieną rytą rėkė, kad žmonės gerieji, išeidama, sakykime, per kiemą, žmonės gerieji, gelbėkite, išmeta iš namų, padėkite. Tiesiog galbūt reikia su to susitaikyti ir nekreipti dėmesio, juk žinai, kodėl rėkia. Nei tu meti iš namų, nei ką. Ir tikrai yra geriau, nors tuo momentu, kai išvedė, atrodo, kad, tikrai darai gali, žinau ką, labai blogai. Kaip nueiti pas gydytoją. Tikrai nereikia tam žmogui sakyti, kad tu čia durniuot pradėjai ir mes eisim pasitikrinti. Ne. Arba kad tu nebeatsimeni,
ne vienas nepripažįsta, ne vienas, tai jis neatsimena, nes taip kaip, aš sakau, būdavo. Tu čia viską padarai ir ant manęs čia kaltę varai. Nu, taigi čia tu padedi ne vietoj, tu nuimi, tu nepažiūri, tu viską tu padarai, o tai aš iš vis nieko blogo nedarau. Nu, tai nereikia sakyti, viskas čia ir labai gerai, bet gal reikia. Arba visą laiką juokiuosi, vienas iš geresnių būdų turbūt yra sakyti, mamytė, man reikia nueiti pas daktarą, man yra žiauriai nedrąsu, gal tu gali mane palydėti. O, šitas geras. Žinokit, nu, nesu gavus atsakymo, kad ne, aš tau nepadėsiu, sakykime, nesu gavus. Nu, sakau, išradingai, ką sugalvojai, tą padarėjai, tas neveikia, aš visą laiką jokios visus vadybos būdus išbandžiau ant mamos. Veikia. Nes reikia apmauti kepurę, išeinant iš ryto, jinai nesimauna. Bet nesimauna, aš nesidėsiu žiemą kepurės, aš nenoriu. Tai būdavo, klausiu, ne to, ar ten užsidedam kepurę, ar gal jau sutiksi. Mamyt, katrą kepurę dėsi, šitą ar šitą. Žinokit, šitą, tvarka, dedam šitą. Nu, sakau, visus vadybos būdus išbandžiau ant mamos, kokie yra įmanoma. Niekada, paėmiau, pakeičiau, niekada nebeleisdavau pasirinkti jai. Niekada nepasakyčiau, ką tu darysim tą ir tą, kokiu tau geriau laiku. Mamytė, mums reikia nueiti ten, kokiu tu nori laiku, 12 ar 1. Ir iškart sako vieną skaičių, nu tikrai veikia ir ant visų veikia pasirodo. Tiesiog, ir sakai, kad man reikia pas gydytoją, mamytė, tu palydėk mane. Tikrai palydės. Tikrai palydės, o į kabinetą jie kartu susigaudys, kad su ją kalba, bet jau nebepabėgs. Tikrai nebepabėgs. Kiekvienas žmogaus mano, sakykime, išėjimas, nu aš nesistengiu savis uždaryti visiškai, kad ten niekur neišeiti, ne, parvežiai mamą, pasirūpinai, kai būtų saugi tvarkinga ir galėjai išeiti kažkur į parduotuvę arba į kažkokį susitikimą poros valandų ten laikotarpį, bet kiekvienas išėjimas turi savo kainą. Ir ją reikia įvertinti ir nereikia tai priimti kaip kažkokią tragediją. Nes pareisi, tau reiks išsiplauti grindis, susitvarkyti, išmaudyti mamą, perrengti, sutvarkyti. Vat su tuo turbūt reikia visada susitaikyti. Nu, nes nebus taip, kad tu radai. Taip, kaip palikai. Ne, visko būna. Ir reikia susitaikyti, kad pyks, kad čia tu atėjai, pridirbai, ją vargšę tokią palikai. Ne, vat su tuo susitaikė ir gali viską daryti. Tikrai nuo to niekam nėra blogiau. Ir dar ką pasakysiu, seniau mano buvo tokia nuomonė, kad reikia kiek įmanoma daugiau ją išsivežti, vaikščioti į svečius, važiuoti pas brolius sesių, tiesiog vežiotis ją visur, kad man kažkaip atrodė pačiai, kai tada nepamirš jų. Sakykime. O dabar yra mano nuomonė pasikeitus. Taip reikia vedžioti, nes paskui neina išviliuoti iš namų, neina išprašyti išeiti per duris. Reikia. Bet ne ta dingstim, kad jų nepamirš. Mane pamiršo. Tai kiekvieną dieną susitinkam, manęs nepažįsta. Niekad galvojau, kad aš jau iškrisiu paskutinė būsiu, kurios nepažįsta. Bet ne, vadinasi, tai nepadeda. Gali keliauti, gali vežtis, stengtis vežtis, bet niekad negalvoti, kad tu ten padarysi kažką tai tokio ir jų nepamirš. Netiesa, pamirš vis tiek. Gal reikia būti tolerantiškesniem visiems. Tiesiog, galbūt jeigu nesupranti, galbūt ir nekomentuok. Ne, ir praeinant, ir susitikus, ir aš turiu omeny galbūt ne tik savo mamą, bet yra ir kitų su kitokiom ar demencijom, arba trūkumais, arba, išsiskiria, sakykime, ko nors. Tikrai tu nežinai, kokia yra situacija, kas yra. Ir galbūt nekomentuok, galvok tyliai. Turi savo nuomonę,
arba jeigu tu esi išprusęs, gal grįši namo, pasižiūrėsi į kažką ir suprasi, o jei ne, tai bent nekomentuok ir nekritikuok ten kitų, kad neteisingai pasakė, neteisingai kažką padarė, pažiūrėk, kaip ten elgėsi su mama. Kartais neišeina elgtis taip, kaip tu nori, nes, sakykime, atvedė iki mašinos, ir mašina nelipa. Tai reikia jai pasodinti, koją sukelti, dar žiūrėk, nepasiduoda, dar ką nors. Būna visokių tokių keistų dalykų ir tikrai nedarai ten iš blogos valios arba per prievartą kažką. Tiesiog, arba, taip kaip aš jokios subarai, kad prašau nesipriešinti, nes mama, pavyzdžiui, klauso labiau tokio įsakinėjančio. Negali su ją tartis, gali sakyti, lipam, einam, rengiamės, darom. Tada jinai klauso, o jeigu ne, pavyzdžiui, neklauso. Ar bus geriau, kad, sakykime, ten kokioje išėjus iš kažkur, vis tiek aš ją nusivedu kartais batų pameluoti. Ar dar ką nors. Arba išsivedusi gatvėje, ten pradės lakstyti po stadioną, o aš žiūrėsiu tokį dalyką. Ką čia visur laisvė, tai kai norės, tai ir lips į mašiną. O aš čia stovėsiu ir lauksiu. Ne, būna visaip tikrai, kad reikia atsisėdu į mašiną, į kojų nekelia, tai paėmė ir sukėlė. Tikrai nereiktų pašalinių, kaip ten, kritikos, kad būtų žmonės tiesiog, ką žinau, įsigilintų į save ir nebūtinai susidurė su tom situacijom ir tiesiog elgtis taip, kaip pridara. Nekritikuok, parės pasiskaityk, juk tikrai nebereikalo visą laiką sakydavau, suvaikėjau. Aš tai kaip įtariu, kad mano giminėje yra tų visų alzheimerių buvę, nors ir dabar visos mamos, sesės pyksta ir sako, kad aš įsigalvoju. Taip, aš sakau, įsigalvoju, nes senelis buvo, jam nebuvo demencijos, jis buvo suvaikėjęs. Jo suvaikėjęs, bet jis niekom nesirgo, bei senukų nepažino. Tai taip suvaikėjo, paseno, jam su protu čia su amžium atėjo ta nesupratimas. Įsivaizduoju, ir dabar jie vis tiek ginčys. Tikrai senelis, kaip aš sakydavau, ko jūs pykstate ant tokia pusseserė buvo? Aš tikrai sakau, netikiu, kad jam valgyti neduoda arba į kambarį neįleidžia. Tai kaip jis ten pateko, jei ne? Tai prieš mum atvažiuojant įsileido. Tikrai ne. Mano tai toks požiūris, visų pirma, žmogus pats iš karto supranta, kad su juo negerai. Tikrai. Kad jis kažką pamiršo, ėjo, pamiršo, kur ėjo ir ko norėjo, sakykime, grįžo. Ir niekaip nesugalvoja. Arba kitokių ten vardus pamiršti, dar ką nors. Atsiranda tų dalykų, kuriuos tu pats supranti, bet nepagalvoji, kad tai yra galbūt kažkokios tai ligos pradžia. Ir be to pasisakyk dabar, kad tu esi kvailas, ne kam nors. Visų pirma, paimk ir pasisakyk, aš pradėjau viską užmiršti, kas iš tavęs pasijuoks. Sakys, matei, tau čia vaikystė prasidėjo. Visi sako, kad nuo tiek metų prasideda. Žiūrėk, valgyti nemokėsi. Taigi visi juokiasi. Tai galbūt kuo daugiau žinotum, mažiau gautum tokių neigiamų dalykų ir nebebijotum kreiptis. Paskui jau ateina ta stadija turbūt, kai tu blogai elgiesi, bet jau ir pats nebepripažįsti ir nebesupranti. Ir tada jau gali kreiptis pas gydytoją tik tavo artimieji. Jau tu pats praktiškai nieko padaryti nebegali. Ne? O galbūt, jeigu tu anksti galėtum kreiptis, nebijotum, suprastum, kad tai yra tiesiog liga, kad yra galimybė galbūt neišgyti, o pratęsti tą tokį normalesnį periodą, kurį laiką, tai galbūt nebijotų žmonės eiti pas gydytoją. Bijotų atėję pasakyti, kad turiu problemą, aš kažko neatsimenu. O pas mumis yra, tikrai iš tų protinių ligų visi juokiasi. Visi juokiasi. Ir ką, ar žmogus nori iš jo juoktis? Nenori. Kodėl aš sakau, kad mano mamai buvo prieš 20 metų arba 25 kokius, ne?
Paskui mes su ją kalbėjom, buvo tokia keista situacija. Aš pareidavau namo pietauti, nes mano darbas buvo šalia namų ir aš laiks nuo laiko pareidavau pietauti namuose, o mama buvo namuose. Pareino namo, ir taip žiūri, o tu kas tokia? O tu ko tu čia atėjai? O ko tau reikia? Tu tai sakai, kiekvieną dieną čia ateini valgyti pas mus? Aš tu, man, baig juokauti, ne? Tokia čia dabar per humoras, atstok. Užeinam į kambarį, sakau, buvo siuvėja, medžiagos sudė. A tai ko čia tu man tų medžiagų privilkai? Brolio sūnus išbėgo, irgi buvo mažiukas, 3 metukų. Sakau, brolis buvo atėjęs, va, Evaldą atvedė. Aš nežinau, aš jokia Evalda čia, a čia ką žinau, kieno jis yra. Žiūriu iš karto, pati pasimečiau. Tai kokia mintis būna? Insultas. Na, ne ko gero. Nu, kas gali būti, koks Alzheimeris? Gal insultas, aišku, paskambinau į darbą, išsikviečiau greitai, nuvežiau mamą į ligoninę, ieškojo insulto, gal yra, gal nėra, gydė viską. Paskui su mama kalbėdavom, kad jai kartais pradingdavo atmintis. Ateina iš kur nors ir staiga atsipeikėja ir nesupranta, kaip atsidūrė, kur atsidūrė. Kartais net reikia žmonių pasiklausti, palei adresą, kur yra ta vieta. Tai vadinasi, jau būdavo tais laikais tokių, sakykime, keistų smulkmenų, kurį niekam nepasakoja. Niekam. Nes buvo, ką aš iš proto čia, nuimsi čia ir pasakysi. Paskui pas gydytoją kreipėmės, insulto ieškojo, visokių kitokių. Viskas pasikeitė, aišku, gavo tada daug tų vaistų, visokių plečiančių, kitokių. Gal kažkas pasikeitė, ne? Paskui galbūt atsirado tie smulkesni netokie, kad atėjai ir akivaizdžiai matai, kad kažkas ne taip. Atsirado smulkesnių, į kuriuos tu nekreipi dėmesio, o mamai irgi nesisako. Sakykime, ką nors kur nors padėjo. Tai aišku, paėmė nusinešė, nėra, tai nėra, ne? Mamos požiūris. O man, pavyzdžiui, ir nepasakydavo. O kai jau pradėjo sakyti, jau turbūt, sakau, nustatė ligą, jau neatsimena, kad buvo ligoninė. Tai įsivaizduoju, nieko, vadinasi, ir seniau kažko neatsimeni. Tai visą laiką jokiaus, kas liečia pinigus, juk, kaip pasakyta, teisinė finansinė pusė irgi yra labai svarbi. Kaip tik nustatė ligą, taip mes su mama nutarėm, aišku, nutarėm. Aš nutariau ir įtikinau mamą, kad reikia parašyti įgaliojimą. Tvarkyti visokius kitokius keistus reikalus. Vis tiek yra ir nuosavybė, ir elektra, ir dujos, ir institucijos, ir prašymus reikia rašyti. Ir galiausiai sodra. Visko yra. Atrodo, kad nieko nėra, kai gyveni, bet kai susiduria, yra tiek visko. Kur tas žmogus turi besąlygiškai dalyvauti, turi pasirašinėti, nežiūrint to supranta, nesupranta, bet jis turi būti. Tai mes pasirašėm įgaliojimą ilgalaikį, 10 metų, atrodo, dabar galioja jisai. Ir susitvarkėm, kad jai jau nereikėtų tų finansų tvarkyti. Paskui atsirado problema, baimės jausmas, kad nuo jos pavogs pinigus. Atėjo, tu padėk tuos pinigus, paslėpk, nes nuo manęs pavoksiu, kambariai, vien šalia kito, ne, pavoksiu. Amit sakau, žinai, šiandien pavoks pinigus, tu man duosi, rytoj liepsi atiduoti, poryt vėl duosi. Gal, sakau, būtų saugiau nunešti juos į taupomą ir sutvarkyti, kad pensiją vesti taupomą. Gerai, tai vadinasi, nieks nuo manęs ten nepaims. Nieks. Tai šiaip taip susitvarkėm, paskui ilgus metus šaukė, kad vis dėlto bankas yra blogai, nes nežino, kur nueiti ir tų pinigų kaip pasiimti. Žinot, kaip pasakyti, mama ne visą laiką buvo tokia kaip dabar. Kai diagnozę nustatė, buvo visokių tokių keistų ir pokalbių, ir dalykų. Ir kaip čia sako, jinai man sako, kaip tu nesupranti, taigi baisi liga. Mamyt, tikrai baisi, baisiai, nepagydoma.
Nu, tikrai baisu. Bet kaip tu nesupranti? Nu, ašgi, sako, nieko neatsiminsiu, nieko nepažinsiu. Nu, man, nu, kiekvieną dieną kaip nauja. Atsikėlė iš ryto, su visais susipažinai. Ir be to sakau, aš dar nepagalvojau, kad jai bus blogai dėl to, kad gyvens su svetimais, taip kaip aš sakau, gyvens su svetimais žmonėms, svetimuose namuose. Ne, nieko, iš vis esi išmestas ir tų svarbiausia, tų namų nebėra. Nėra tų namų, į kuriuos galėtų nuvežti ir jinai galėtų jaustis jaukiai, nes, jos galvoje nebėra. Aš sakau, ko tu suki galvą, tai gal man bus sunku, kad tu nesuprasi, o tau tai tas pats, ko tu čia kankinės. Ilgai ir nuobodžiai įrodinėdavau, kad mamyt, tu nepergyvenk. Niekur mes nedingsim. Gyvenom ir gyvensim. Bus blogiau tau, bus geriau man, sakykime, aš tau padėsiu, man bus blogiau, tu padėsi. Dar 100 metų praeis. Taip susiklosti, kad mes visada kartu su mama gyvenam. Ir tiesiog gyvenam kartu. Gal būtų buvę sunkiau, sudėtingiau, o gal ir ne, nežinau, irgi kaip čia būtų buvę, jeigu būtų reikėję parsivežti, sakykime, jau pas save. Tai va dėl to ir sakau, kad labai keista, visada kartu gyvenom, jos čia namai, mes čia visi savi ir jie nieko nebepažįsta, nieko. Nei namų, nei žmonių, nieko. Ne taip, kad, sakykime, į namų nepripažįsta, nes jin čia atsikrausti jau, kai sirgo. Ne. Tų namų praktiškai neegzistuoja, į kuriuos jin norėtų patekti. Nes aš iš pradžių baisiai ilgai nesupratau, ir pati nesupratau, nes juk jin kalbėdavo tai normaliai, atsisėdus verkė ir sako, kad aš nebenoriu čia gyventi, aš noriu grįžti į savo namus, paskui pradėdavau klausinėti. Mamyt, tu papasakok, kokie tie tavo namai, kuriuos tu nori grįžti? Kaip jie atrodo, kaip vidus atrodo. Aš galvodavau, gal pas močiutę, kur, žinot, vaikystė jos praėjo. Ne, nieko panašaus. Tiesiog jų nėra. Nėra tų namų, į kuriuos nori grįžti, nori mamos, nori brolių, nori sesių, bet ko gero nori, ką žinau, vaikystės, gal vaikystę labiau, čia akcentuoja, gal visai kokios. Ką aš pasakysiu, sakau, fizinė sveikata labai gerai. Labai pasikeitė fizinė sveikata, kai susirgo Alzheimer. Labai pasikeitė į gerą pusę. Net yra keista, arba tos ligos buvo labiau psichologinės, arba tiesiog, ką žinau, nes jai skaudėdavo kojos, nepaeidavo ir vaistų ieškodavom, ir trindavom, ir vyniodavom, o dabar tų problemų nėra. Ką žinau, vadinasi, arba buvo labiau psichologinė. Noriu pasakyti, žinokit, jeigu apie tą ligą visiškai negalvoji ir nežinai, tai labai kalbant su žmogum, tu net neįsivaizduoji, kad jam yra blogai. Kad jis nusišneka, nes kalba, be proto įtikinamai, be proto įvykiai susipynę su tikrove. Ir be proto kalba teisingai. Ir tikrai yra labai sunku pasakyti, kai jis serga. Tai jau aš žinojau, kad mama serga, ir, sakykime, pareini randai ištisai verkiančiai. Ir niekaip neįm suprasti, ką nereikalas, ko tu tai verki. Čia aš sakau, man, gera, atsisėsk, pagalvok, pasakyk, kodėl tu verki kiekvieną dieną. Ir aišku, iškart supratau, ką kalba nesąmonės. Leidau jai viską papasakoti ir paskui atsisėdo, tai kaip gerai, kad leidai man papasakoti, bet čia dar buvo ta stadija, kai jin kalbėdavo. Kad leidai man papasakoti, aš dabar nusiraminau ir supratau, kad tu ant manęs nepyksti. O jin kalbėjo, kaip tą mūsų šunį, kaip jinai jį primušė, jisai numirė, kaip jin sodė užkasė. Sakykime, visiška fantazija, nes tas šuo tai šalia stovi. O matytumėt, jeigu šalia stovėtų žmogus, kitas svetimas,
nu, jis tikrai viskom patikėtų 100%. Nes labai gražiai, sakiniai tvarkingi, visos mintis sudėliotos, tik tai, kad visiškai nesąmonė. Taip, kad, nu, sunku, ką žinau, tikrai sunku suprasti ir įvertinti, nors dar yra toks dalykas, kad svetimi atėję pamato greičiau negu tie, kurie kartu gyveno. Nežinau kodėl, nes mama, kai buvo siuvėja, pas ją buvo daug klientų, ne, tie klientai nunyko laikui bėgant. Ir paskui aš sutikau čia vieną, paskui kitą, vienam mieste gyveno. Ir klausė, kaip mamai, ar nepripažino Alzheimerio? Tada buvo dar nepripažinę, dar Parkinsoną galvojo, visokių kitokių ten tokių diagnozių. Nu, nesakau, nepripažino. Nu, matai, sako, o aš galvojau, kai jau jai blogai. Vadinasi, pastebėjo tai dar anksčiau už mane. Tai vat, ir galbūt yra ir, žinot, tas baimės jausmas įžeisti tą artimą, kad tu sakysi, nu, tavo mama, man atrodo, turi problemų, sakys, atstoktų. Nu, tas toks atmetimas, nepriėmimas, ir turbūt ir mūsų baimės neleidžia laiku visko padaryti. Nes, tikrai, artimas gyveni, kalbi, nėra tau klausimų, nėra tokių dalykų, į kuriuos tu stipriai atkreiptum dėmesį, o svetimi atėję jau matyti šalies supranta, kad kažkas ne taip.